turėdamas omenyje, kad Lietuvoje tai vyksta pirmą kartą, to Lietuvai senai reikėjo ir aš manau, kad yra unikali galimybė parodyti tiek save, pristatyti save, sudalyvauti, gal pasitikrinti netgi savo jėgas ir be abejo tiesiog pradžiuginti publiką parodant, kad Lietuvoje yra tikrai šaunių vedėjų. Kiekvienas vedėjas, jisai yra, vienaip ar kitaip jisai yra geras, tai aš net ir nepažinodamas jų drąsiai galiu teigti, kad na, jie tikriausiai, jeigu tai daro, jie išmano tai, ką jie daro. Kviečiu sudalyvauti arba kviečiu iškelti savo vestuves, jūs įsitikinsite. Pas mane iš tikrųjų dera nesuvaidinta elegancija ir pašėlusios linksmybės. Visada. Jeigu atvirai, aš vadovaujuosi 3 dalykais. Jokių anekdotų apie tai, ką mėgsta mūsų vyresnioji karta. Jokių raginimų kilnoti taurės, vartoti tauriuosius vaisvandenius ir ten padarom burno įrasą prieš eidami gerdą ir išgerkim ir panašiai. Nieko to nėra ir pas mane nėra priverstinių kalbų vakaro metu. Jeigu žmogui atėjo įkvėpimas kalbėti, tai jisai kalba tada, kada jisai nori, o ne tada, kada aš užsimanau. Aš noriu perduoti linkėjimus visiems, kurie stebi šį video ir aš jums tiesiog linkiu tikėti likimu, nes visos svajonės pildosi. Aš kažkada svajojau taip pat būti vedėjas, kai man buvo 5, mano svajonė įsipildė, kai man suėjo 7 ir nuo to laiko aš po truputėlį kylu į viršų. Iki!